Sveiki visi prisijungę, labai faina, kad domitės, kad žiūrit, kad stebit Lietuvos žirginio sporto federacijos savaitę, o šiandien mes sveikinamės iš Dubajaus. Sveiki. Su Marija. Turbūt Lietuvos žirginio sporto bendruomenė, tai Marija tikrai labai gerai žinoma yra, ypač tai kartai, kur kartu su Marija jojo. Žinom, kad labai sportas plečiasi. Ir galimai jaunesnioji karta gal nelabai žino mūsų herojo šitos. Tai trumpai pristatysiu, kad Marija dalyvavus visuose iki jaunimo užskaitos. Taip, ir paskui mėgėjai pačiam galėjau, buvo prieš man pradedant mokinti, studijuoti. Aha, o kelių tų metų iš vis pradėjo jot? 6. Ai, toksai vaikas. O varžybos pirmos kada kaip kas? Aš tai galvojau, kad ten ant tų prakatinių arklių, gal kai man buvo koks 10 metų, mes ten kalėdinės varžybas jodavom per sniegą, per laukus. O pirmas arklys kada atsirado? Kad mano, tai man atrodo, man turėjo būti apie 11-12 metų. Aš kiek pamenu, tai kažkur tokiu Kinija. 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 Made in China. Paskui Venera nebuvo? Paskui buvo Venera. Taip, tada turėjau nuo Kinijos kumeliuką. Aha, dar spėjai. Spėjau truputėlį, užsiėmiau ir šito. O paskui kažkaip gaudavos, kad aš vis kažkokius arklius turėdavau, su kuo aš startuodavau. Tai nebuvo tik tais mano arkliai. Tik kiekvieną vasarą aš važiuodavau pas kažką pasitreniruoti. Automatiškai tie treneriai arba arklidžių savininkai duodavo papildomų arklių ir taip ir gaudavos. Tai tuo metu realiai, tai tu užsiėmėjai, nuo ryto iki vakaro, vasarom, tai tikrai žirgais užsiėmėjai. Taip, kiekvieną vasarą. Pirmą kartą išvažiavau, man atrodo, man buvo 15 metų, aš išvažiavau treniruotis į Audruvį. Ir kažkaip nuo to kiekvieną vasarą ir prasidėjo iki tol, kol aš jau pradėjau studijuoti. Ir koks buvo tavo tas tarpas ilgiausias, kai tu, tarkim, pradėjai studijuoti, ir koks ilgiausias buvo tarpas nejojimų? Tai studijų laikais man dar vis tiek gaudavosi karts nuo karto nuvažiuoti pajot. Tai ten nebūdavo labai didelių tarpų, bet kai aš įsikraušiau gyventi į užsienį, tai tada būdavo, kad ir 4 mėnesiai, ir 5, man rodos, gal pusmetis buvo ilgiausias. Aš vis tiek, aš stengdavausi, kas 2 savaitės grįžti į Lietuvą ir vis paskambinau, paklausdavau, ar aš galiu važiuoti kažką pajot. Tai aš stengdavausi vis tą palaikyti, bet aš užsienį anksčiau neturėjau niekada šanso kažkur eiti joti, nes tiesiog nebuvo galimybių. Bet tas prie tų arklių vis tiek traukia toks grįžti į tą Lietuvą ir vis tiek važiuoti į žirgyną. Ką tau Lietuvoje tuo metu, tarsi, ką grįžti į Lietuvą, važiuosi į arklidę. Tai ar tu važiuoji, ar galvoji, kad susitiksi su žmonėm, ar važiuoji, nes man reikia biškį galvą praveidinti. Kas taip traukia? Man tai arklidai būdavo taip, kad tu nuvažiuoji ten ir atsipalaiduoji. Tu gali padėti telefoną į šoną, tu nuo nieko nesi nepriklausomas. Pasidarai savo darbus, aš ten tos arklius valydavau, kiek ten, aš nežinau, to laiko, man būdavo tiesiog smagu, pramoga. Kadangi prie tų žirgų nuo mažens buvai, ar tu galvoji, kad tau asmenybės formavimui galėjo įtakos padaryti buvimas žirginė, žirgininkystė? Atsakomybė. Atsakomybė, dėl to, kad kai tu buvai vaikas, tu žinojai, kad jeigu tu nori važiuoti žirgyną, reiškia, tu turi mokintis. Nes tėvai sakydavo, jeigu tu nedarysi namų darbų ir pas tave nebus pažymių, automatiškai arkliai tau atkrenta. Ir tas laiko planavimas, vis tiek, mokykla būdavo mieste, žirgynas yra už miesto. Ne visai, kad tėvai vežiodavo. Tai būdavo, noriu važiuoti žirgyną, pati ir sukis. Tai važiavimas 3 autobusai, 1,5 valandos kai minimum, tada tu atvažiuoji žirgyną, kartais būdavo 1 arklys, kartais būdavo 5 arkliai. Tada bandai... Po pamokų 5 arkliai. Po pamokų 5 arkliai buvo ir toks laikas. Tada turi susirasti, su kuo tu grįši iki Vilniaus, kad kažkas pavežtų. Dauguma žmonių paveždavo ir iki namų, tai pasisekdavo, jeigu ne, tai dar turi eiti peškom, kad namus pasiek. Tai ten grįžti apie 9-10, namų darbai, kartais autobuse pasiruošdavau ir tada vėl iš naujo. Savaitgaliais jau būdavo paprasčiau, bet irgi. Tu visai, kai žinodavai, kad kiekvieną savaitgalį tu neturi išeiginių, tu privalai važiuoti. Tai kas automatiškai atsitinka, pašaliniai dalykai atkrenta. Pagundų nebelieka. Pagundų sumažėja. Bet tai tas atsakomybės jausmas labai buvo išugdytas, aš sakyčiau, vaikystėje, dėl to, kad į žirgyną reikėdavo. Ir kas vėliau prisidėjo prie tavo mokslų, dar nepaminėjau, Marija yra pilotė šiandien dienai.
skraido Emirates. Ir tai žodžiu, žirgyno, kaip suprantu, žirgyno ta patirtis, visas laiko planavimas, užsispyrimas, visa kita, realiai gal ir va tiek, tarkim, 10% kažkokios tavo sėkmės galėjo prisidėti, ne? Aš manau, kad net ir daugiau. Aš tikrai manau, kad ir daugiau, nes tuo metu tai mes vaikai, mes vystėmės ir mūsų tas visas identity, ar kaip čia net įvardinti. Suvertimas asmenybės formavimas. Taip. Tai prisidėjo labai daug. Aš manyčiau, kad labai daug. Nu gerai, dabar jau kelias atvedė iki Dubajaus, tu čia atsikraustai, pradėjai, nu kaip pasakyti, irgi settle down. ir kažkoks atėjo vis tiek, tarkim, mane, kažkokio jaukumo susikūrimas, pirmas etapas, ne, kažkokio komforto aplink savo susikūrimas, nu ir tada ieškai pramogų arba kaip kitaip save realizuoti. Ir čia, bam, atsiranda arkliai. Jo. Kada, kaip čia, kas tau, kiek tą laiko užtruko iki to, kad pradėjai vėl jot, tarkim, pradėkim nuo to, kad tu apskritai kažkada čia pradėjai tiesiog jot. Tai aš buvau savo išsikėlusi tikslą, kad aš duosiu savo metus laiko pasidaryti gyvenimo būdą tokį, kokį aš turėjau Lietuvoje per tuos paskutinius 11 mėnesių, kur aš ten gyvenau prieš įsikraustant. Nes prieš tai 5 metus aš negyvenau net Lietuvoje. Ir tai pirma, aišku, buvo gyvenimas, patogumai visi ir tada aš jau pamačiau, kad šitie dalykai yra kaip ir užtvirtinti ir aš pradėjau ieškoti, kur aš galėčiau joti. Ir taip įvyko, kad skrydžio metu aš susipažinau su tokia lietuvė, kuri sako, man patinka arkliai ir aš važiuoju čia jodinėti. Ir man toksai, okei, kur tu čia važiuoji joti, tai ne, aš varau į dykumą. O skrydžio metu tai čia yra kolegė, ar čia yra... Kolegė, Sardėse. Ir man toksai, nu gerai, tie arabai mane nelabai domina, bet tarkim, kur tu važiuoji. Ir tada jinai pradėjo pasakoti apie įmanomas arklidės. Ir aš taip, nu reikia pradėti domėtis. Tada irgi taip atsirado, kad kol aš ieškojau savo gyvenamosios vietos, aš susipažinau su mergina, pradžiui su jos vyru, ir aš galvoju, pilotų pora. Tai čia viskas bus apie lėktuvus. Ir galų galiai jinai ateina su jojimo kelniam ir aš sakau, ar tu joji? Ir jinai sako, taip, aš turiu savo arklius. Ir jinai iš tikrųjų yra UAE lygoj išjodinėtoja labai stipri. Jinai turi savo arklių, jinai yra pati Olandė, jinai anksčiau to Olandijoje užsiminėjo. Ir jinai man papasakojo, kad čionais yra populiaru nuomotis arklį, ko mes Lietuvoje anksčiau neturėjom. Tai realiai arba tu imi prakatinius arklius ir perkiesi pamokas, o čia tu nuomojas iš savininko arklį. Tai buvo kažkas naujo. Tada taip atsitiko, kad aš neturiu social media, tai tu pati Gerda rašei tuos postus į Facebooką, kad ieškau, kaip čia vadinama, lysinti tą arklį. Šiaip iš mano tos patirties žinau, kad buvo tų skelbimų žiauriai įvairių ir tokių, kur tie arkliai, kad thank you, we will think about it. Nu jo, bet iš esmės su kuo susidūrė realybė, ką teko išbandyti ir kaip toliau viskas. Tai atsirado tie keli variantai, kur aš nuvažiavau. Tai vienas buvo arklys paimtas iš reisingo ir mergina užsiiminėjo išjodinėjimu. Tokių labai mėgėjiškų, bet tas arklys buvo ganėtinai, sakyčiau, padorus dar. Tada buvo kita mergina, kuri prižiūrėjo turtingo žmogaus arklį ir jinai tiesiog neturėjo tam pakankamai laiko, tai jinai irgi jį kažkiek nuomodavo. Ir tada buvo viena, kur jinai anksčiau sportuodavo konkūrę, bet tiesiog motinystės atostogos ir jinai nusprendė irgi nuomoti. Ir kažkaip su tom 3 moterim, aš pasibandžiau tos arklius ir tada jau pradėjom šnekėtis, kaip mums yra geriau dirbti, kiek aš dienų galėčiau joti per savaitę ir taip toliau. Ir taip gavosi, kad man buvo patogiausia su ta mergina, kur išjodinėjimą. Nu galvoju, išjodinėjimas nėra mano dalykas, bet aš pabandysiu. Ir aš pradėjau tą arklį joti ir taip gavosi, kad tas žirgynas buvo labai mėgėjiškas. Bet vis tiek žmonės pastebėdavo ir klausdavo, iš kur tu, ką tu čia veiki, kada tu čia pradėjai joti. Ir tai prasidėjo biški kalbos iš lūpų į lūpas ir galų gale su manim susisiekė viena moteris, kuri turėjo tuo metu 4 arklius. Jinai konkuristė, mėgėjiškai apie 1,20 m šokinėjanti, bet jinai sako, aš neturiu pakankamai laiko ir yra viena kumelė, kur yra jojama trenerio, bet aš norėčiau, kad dar kitas žmogus papildomai ją jotų, nes man nesigauna.
aš nuvažiavau, pasibandžiau tą arklį, kaip tik tos moters tuo metu nebuvo Dubajui, tai realiai viskas vyko per video. Nufilmavo, kaip aš joju, buvo nusiųstas video ją ir jinai mane aprūvino. Ir aš pradėjau, tada persikėliau kitą žirgyną, kur man buvo šokas, kad didžiulė sportinė bazė. Kad aš atvažiavau ir aš matau labai aukšto lygio raitelius. O tai čia ta pati bazė, kur esu dabar? Taip. Aš tenais, aš netikėjau, kad čia iš tikrųjų UAE gali būti toks lygis, nes aš nesidomėjau to. Ir aš ten pradėjau joti kiekvieną dieną, kažkas vyksta, veiksmas. Ir aš tai moterį užsiminiau, su kuo aš galėčiau pasimti kažkokį trenerį, kad bent jau būčiau kryžiukų čempionė. Kažko reikia pradėti. Ir taip gavosi, kad jinai treniravosi pas realiai Grand Prix lygio treneriai. Jisai buvo pasiėmęs porą ir mėgėjų ir kaip tik ta kumelė, kurią aš jojau, buvo jojama ir jo. Ir jisai iš karto sutiko. Tai man buvo tokia pradžia, kad man pasisekė nuo pat pradžių įeiti į tą ritmą, kad atsidarė durys. Čia, kur eini visur. Aukšto lygio treneriai. Ir tada buvo tas treniravimasis su juo, tada galų gale ta moteris nusprendė net vieną arklį iš UK atskraidinti man, kad aš jočiau. Tai tu čia praktiškai kaip bereitoriai. Ta prasme, taip, į tave žiūrėjau kažkiek. Taip, tokia, kad ne tai, kad tu ieškojai jų, bet, kaip pasakyti, ne tai, kad tau reikėjo laisvalaikiu, bet jau jie pamatė, kad iš tavęs naudos gali pasimti, kad opa, mergina neblogai joja, čia gal visai praeitų projektas. Manau, kad taip, dėl to, kad ir paskui gavos, kad mes iš tų Šaržos Arklidės, kur ta sportinė bazė, mes buvom trumpam išsikėlę į kitą žirgyną. Tenais irgi buvo, kad raitelis pastebėjo, kaip aš joju ir jis manęs paprašė, ar tu galėtum tiesiog ir mano arklius pajoti. Čia, žinai, skamba taip, kad atrodo taip lengva, tik atvažiuoja lietuvės ir visi čia jau joja, durys atsidaro, welcome, habibi. Aš manau, kad man tiesiog pasisekė. Aš galiu taip įvardinti. Aš tai manau, kad, žinai, aš linko lenkiu, aš manau, kad Lietuvoje visgi mes turim pakankamai gerą jojimo mokyklą ir pas tuos trenerius, pas ką tu perėjai tom vasarom panom pačiom, tai tu sukaupai tą tokią pakankamą žinių ir patirties ir jausmo bazę, kuri realiai tau ir iki to kelius ir atvėrė. Taip, bet ir, ta prasme, mūsų raiteliai, kurie startuoja tarptautinėse varžybose, jų pavardės čianais yra žinomos. Paminėjau kelias pavardės ir... Ką minėjai? Matas Petraitis, Andrius Petrovas, Simas Eilius, Liudvikas Eilius buvo paminėti, nes jie vis tiek jie jojo Rolandijoje, Matas ir Petrovas, jie vis tiek daugiau pasivažinėja, tai jų pavardės buvo žinomas. Ir čia dar aišku tie raiteliai, visi jie po pasaulį maišos realiai, jie čia būna pusę metų, kitą pusę metų dalis raitelių važiuoja tenais, tai jie visi pasimaino. Ir plus netgi yra arklių parduotų arabam iš Lietuvos. Tai dėl to, kai kuriem, kaip paminėjau, kelis arklius jie mes žinom. Ir žinom net iš kur. Tai čia kozdirės jai. Paskui jau, kai aš susipažinau su daugiau tų raitelių ir kai mes jau pradėjom kalbėtis ir iš kur tu esi, nes jie visą laiką mane maišydavo su Latvija. Kad Kristaps neretnieks ir mes esame iš Latvijos. Ir tada aš, kai užsidėjau varžybose jau pobalnį su Lietuvos vėliava, tai jie net varžybose juokavo, sako, Marija. Ne, sako, Marija, mes tiesiog googlinom, kad kodėl tavo vėliava atrodo kitaip nei Kristaps, nes jūs esate iš vienos šalies, o mes ne iš vienos šalies, mes tiesiog kaimynai. Tai čia Lietuva, Latvija, tai dar gerai, kad žinai, tokia šalis greitai. Tai dar čia kažkaip tai nieko. Žinai, dėl ko dabar noriu gal daugiau link tų pačių arklidžių, mes per jas pravažiavom. Ir ten realiai yra miestelis. Jos tiek yra didelės, ne tai, kad arklidės, bet ten yra, vienas treneris, su kuriuo aš nekėjom vakar, jis sako, tai yra klubas. Klubas, bet man ir tokio didelio klubo nėra, nesu mačius. Yra kelio ženklai važiuojant į klubą, yra kelio ženklai, rodantys pirmąjį važiavimą, antrąjį važiavimą, trečiąjį važiavimą. Kokio ten, ta prasme, ir važiuojam mes iki tavo žirgo gardo, iki arklidės, irgi ten per arabų arklidį, ten yra dar kažkokia sportinė, tenais tų mėgėjų, nemėgėjų, tų pradinukų ir dabar važiuojam ten tavo. Kokio dydžio iš visas yra bazė, kiek žirgų ten maždaug telpa ir kas ten vyksta? Aš sakyčiau, kad ten yra apie 1500 arklių. Aš bijau pameluoti, bet jinai yra tikrai labai didelė. Kadangi ten ne tik skaičiuojasi, kad tas vadinamas riding school arkliai, tada Arabian horses, bet yra labai daug tų privačių arklidžių. Tai realiai tos privačios... Kad sportininkas nuomojasi tą arklidę ir ten sportuoja, ar kaip čia skaitosi? Realiai, kad tas Šarža Club
jie yra tą visą infrastruktūrą pastatę ir tada tu gali iš to žirgyno išsinuomoti arklidę ir tada tu ją pats menedžini viską. Ta prasme, nuo pašarų, pjuvenų, grūmų, jeigu nori levados, jeigu yra ploto aikštė savo pasidarai. Ir tada tai yra tavo kaip privati zona. Taip. Aikštė irgi turi savo nuosavą. Kai kurie, ne visi, nes yra realiai, mes turim tą didelę pagrindinę aikštę, kur vyksta varžybos, tada mes turime apšiliminę aikštę, tada mes turime dar vieną už maniežo aikštę, kad varžybų metu, jeigu žmonės vis tiek nori joti, kad jie galėtų eiti ir tenais joti, ir mes turime tada maniežą ir apšiliminę atskirai maniežę. Tada iš karto užbėgu maniežas ir aikštė. Pas jūs metų laikai, negu kad pas mus, mes žiemą einam į maniežus, vasarą į lauką, pas jūs biški metų laikai skiriasi, bet esmė tame, kad jūs vasarą jojat maniežę. Taip. Ir maniežas turi vėdinimo sistemą. Taip. Air conditioning. Taip, ir visą kitą šaldomas realiai. Jis yra visą ką šaldomas ir prie to maniežo irgi tenais yra 5 arklidės. Ir daug kas iš žmonių labai nori vasarą patekti į tas arklidės, dėl to, kad tada tu išvengi to ėjimo per lauką. Tiek būna tų dienų, kai tau yra plus 50, plus 55. Ir kaip tada, tai aišku, tuo metu tiem, kas maniežė stovi ir maniežė tam tos arklidėse šaldomosiose, tai viskas ok, o ką arkliai daro tuo metu? Eina į lauką, neina į lauką? Labai vėlai vakare arba labai anksti ryte, tada tu paprašai grūmų, kad jie išvestų pavedžioti, bet dažniausiai, jeigu tu stovi viduje, tu ir stengiasi, kad tas arklys kiek įmanoma mažiau prakaituotų ir tos saulės gautų, tai mes turim erdvę, kur mes galim ir viduje vedžioti. Aš, pavyzdžiui, visą vasarą prabuvau viduje ir aš neturėjau jokių problemų. Jeigu aš atvažiuodavau, tarkim, į arklidę ten apie 7-8 vakaro, arba aš atvažiuoju ten 6-7 ryto, tai dar trumpam gali išeiti į lauką, nes tikrai matosi ant tų arklių, kad ne visiems tas klimatas ir tas karštis. Slegia, aišku. Taip, ir tas visas kvepavimas pas juos atsiranda intensyvesnis. Aš vengdavau. Asmeniškai su savo arkliais aš vengdavau. O klausy dabar dėl arklių kvepavimo, dėl karščio, apskritai, kokie iššūkiai yra ir kas čia gal kažkokia specifika yra. Klimatas yra kitoks. Arkliai atvažiuoja iš Europos, didžioji dalis atvažiuoja iš Europos. Arabai tai ok, ten toj savo dykumoje ten jie bėgioja, jiems viskas faina, jie tos ištvermės turi ir jų gal turbūt ir ta struktūra galvos yra toja, kad jie tą karštį tada perneša nešnervės didelis. O kaip su kokiais, gal taip tiesiogiai, ligos arba neligos, ar kokie iššūkiai, kokia speciali priežiūra turi būti taikoma arkliam atvažiavus iš Europos, tarkim, į čia, į tokį karštą klimatą. Su kuo susidarit? Tai va, pavyzdžiui, kai ta kumelė buvo atgabenta iš Anglijos, tai ir jinai šiaip dar gerų laikų atvažiavo, atvažiavo jau link žiemos, bet vis tiek karštis nuskiriasi. Anglijoje tokių temperatūrų net vasarą nepamatys žmonės ir arkliai. Tai aš važiuodavau joti labai anksti ryte. Ir aš po biškį, ten po 20 minučių vėlindavau ir krūvį irgi po labai truputį didindavau tam, kad jinai apsiprastų. Ir tada jau, kai temperatūra pakrito, mes stengdavomės ją laikyti kuo daugiau lauke, tam, kad jinai priprastų prie to karščio. Ir jinai adaptavosi, sakyčiau, per kokius 3 mėnesius. Jau po 3 mėnesių su ja buvo galima normaliai joti ir dienos metu. Aišku, žiemą čia dienos metu 25-28 gali būti, tai nėra taip jau karšta. Tai normali mūsų vasara turbūt. Taip. Kitas dalykas. Oro drėgnumas kažkas įtakoja kažkaip specifinę arklio priežiūrą, kažkaip, nežinau, minėjo kanopos, ten tarkim mane, kad turi kai kurie arkliai dar kažkokiu, gal kažkas tokio. Čia šiaip viena didžiausių problemų yra su kanopom. Ir dėl to daug kas arklių čia nemaudo kasdieną, kas man buvo nesuprantama, nes mes visą laiką prasijojam ir einam tos arklius maudyti. Bet tai yra ne tik dėl to drėgnumo ir paskui tos konsistencijos su pjuvenom ir su viskuo. Pats vanduo, tų gumojo ir klidžių, nėra taip gerai filtruojamas. Tai tas irgi duoda visą šitą nenaudą kanopom. Paskui kailio problemos, irgi ta drėgmė, jinai visai kitaip tą arklio
kailio struktūrą pakeičia. Ir iš tikrųjų, jeigu arklys yra jautresnis, pavyzdžiui, kaip mano kumelė, nėra jautresnė, tai irgi tu turi pasidaryti tą rutiną, kad ir ten su specialiu šampūnu maudyti, arba tenais tepalais visokiais tepti, nes ten ne tai, kad pleiskanos, bet būna net prasideda grybeliai, infekcijos, kojų tinimai. Aš turėjau daug skirtingų arklių ir kiekvienas arklys turėjo skirtingas problemas taip, kaip jis reaguoja iš tą klimatą. Ir aš čia, pavyzdžiui, ką labai gerai išmokau, kad jeigu tu išmaudai arklį, tu turi jį išdžiovinti, netgi kai kurie arkliai, kad su rankšluosčiu visas kojas, ir aš prašydavau, kad grūmai eitų vedžiotų tol, kol jis visiškai išdžiuvo. Ir irgi dažniausiai tu nevedi arklio maudyti, jeigu tu kanopų iš išorės ir iš vidaus nepatepi, dėl to, kad irgi tas yra tepalas, kuris apsaugo nuo to vandens. Taip. Tai tokie dalykai čia pasikeitė. Aš pradžiai išmaudydavau ir aš kišdavau tą arklį atgal į gardą. Ir tada su manim savininkė susiskambino, sako, atvažiavo kalvis ir kanopos išpuvusios. Negalima tą arklį maudyti. Tai ką tada daryti, nes kailio problemos atsiranda. Tai su rankšluostuku, su kempinė, tu jį apvalai ir stengiasi su kanopų nešlapinti. Bet jeigu tu nuo pat pradžių pradėjai saugot kanopas, tai tu automatiškai tada eini maudai, bet tu išdžiovini tam, kad pastačiusi gardą. Nes tu pjuvenu nuo tos drėgmės ir nuo to šlapumo, viso šito oro, kitaip čia yra. Kitaip veikia. Atsiranda visus kojos tokių kaip pleiskanos, grybelį, žaizdos atsiranda. Nes tu vis tiek, tu nori tai nuiminėti ir kas nuo to? Žaizda. Ir šitas dalykas yra jautri tema. Aš žinau, pavyzdžiui, tikrai tų raitelių, kurie plauna arklį vieną kartą per savaitę. Aš žinau, tie, kurie plauna kasdieną. Yra tokių, kur kiekvienam arklys yra skirtingas. Atranda savo principą. Aš, pavyzdžiui, kiek buvo jų skirtingų, kiekvienas arklys skirtingai ir buvo prižiūrimas. Tai kitas klausimas, žinai, kas tu paminėjai tuos grūmus, grūmai, tą grūmai, na. Irgi čia tokia įdomi istorija, nes aš irgi biškai jau ją girdėjus. Papasako, kaip viskas vyko, tarkim, koks čia principas yra, ne, su tais grūmais. Ar čia kiekvienas, ar tu samdaisi grūmą savo, ar kaip čia kas, ar tu čia tokia ponia, žinai, kad tu čia jau, tau čia ne, man tik tai, aš suprantu, ta prasme, ką mes ir kalbam, nes, tu šiai dienai esi mėgėja, pagal FEI apibrėžimą mėgėjas yra žmogus tas, kuris negyvena iš žirgininkystės, tai automatiškai tau reikia dirbti ir tu turi turėti kažkokią tai pagalbą ir turbūt normalus dalykas, kad tau kažkas padeda tom dienom, kai tu nebūni, bet tom dienom, kai būni, kai buvo nuo pat pradžių. Tai kai aš pradėjau tą pirmą joti arklį, tai aš matau, kad ta moteris atėjo, savininkė, tas arklys yra paruoštas ir aš sakau, ar čia yra tavo privatus grūmas? Jis sako, ne. Sakai, kada tu arklydai nuomojasi arklį, tu gauni prie to pačio ir grūmo paslaugas. Čia įskaičiuotai kainą. Taip. Ir kaip pas mus, pavyzdžiui, būdavo, kad tu arklydai turi žmogų, kuris valo gardus ir šeria, bet tu atskirai turėdavai grūmą samdytis. O čia tas pats žmogus daro viską. Jisai gauna priklausomai, kurio yra arklydai, bet sakyčiau, nuo 2 iki 5 arklių, vienas žmogus, ir jisai tada yra už juos atsakingas. Aš vis tiek mėgdavausi daug ką pati darytis, tai aš dažniausiai atvažiuodavau, pati pasibalnodavau, pasiruošdavau, paskui maudydavau, bet po to, kai aš persikėliau joti į šaržą, aš vis tiek daugiau turėjau ir tų arklių. Ir iš tikrųjų tuo metu treneris net man sakydavo, tu atvažiuoji čia jot, tu neatvažiuoji arklidai praleisti pusę dienos, nes tu dar dirbi. Tai būdavo taip, kad aš išlipu iš mašinos, ateinu prie aikštės, man yra vienas po kito atvedami arkliai. Batukus nusivalai. Batukus tik nusivalai, arkliai baigiu joti, arklius pasiema ir viskas, aš net arklidės nebuvau mačiusi. O po to kažkaip taip irgi galas, kad pasikeitė ir kur arkliai visi stovėjo, kad jie buvo viduj šito maniežo, man yra prie pat, aš pati parodžiau tą norą, kad aš noriu viską darytis ir pati, ir tada atsirado dar ir mano nuosavas arklys, tai automatiškai aš tiesiog pradėjau daug ką pati daryti. Bet čia nėra normalu labai pačiai darytis, ne? Į mane žiūrėdavo labai kreivai ir palei šią dieną į mane žiūri labai kreivai, nes iš tikrųjų dirbau su labai daug skirtingų grūmų, nes arkliai būdavo skirtingose arklidėse. Aišku, kai aš jau pradėjau pati daugiau ten praleisti laiko, aš pradėjau ir apsimokinti juos, kaip aš noriu, kad būtų daromi tam tikri dalykai. Ir kai aš turėjau pastovių savo tuos 3 jojamus arklius, aš irgi buvau sudarius tiem arkliam rutiną. Ir aš sakydavau grūmui, kad
Jeigu aš atvažiuoju joti ryte, kad ką kiekvieną dieną arklys vakare darytų, jeigu manęs nėra tada, ar ten vaikymas, ar vedžiojimas, ar vaikštynė, ar levada. Tai man čia buvo labai didelė pagalba, kad ir palei šią dieną. Tai aš ne kiekvieną dieną būnu arklidėj, tai automatiškai tas dienas arba aš turiu trenerį ir jisai yra ir mano arklio raitelis, tai jisai joja, bet jam reikia atvesti jau arklį paruoštą. Tada aš irgi stengiuosi, kad arklys kuo daugiau būtų judinamas, ne vieną kartą dienoj, tai kad vakare pavedžiotų ar pavaikytų. Ir kas man čia patinka, kad tie grūmai, jie tau visą laiką atsiunčia video, nuotraukas, kiekvieną dieną arklys veikia įrodymus, kad va, iš tikrųjų tai buvo ir jie pasako, ar arklys jaučiasi gerai, negerai. Tai tu net ir esi, jeigu išvykęs, tu žinai, kad viskas yra kontroliuojama. Tiesiog jau tu turi apmokinti, kaip tu nori, kad tai būtų. Ir aišku, kai aš ten atsiranda naujas žmogus, kuris man grūmauja ir jisai, kodėl tu viską daraisi pati, sakau, man patinka, žiūrėk, jeigu aš atvažiuoju arklidė, tai aš noriu viską pati pasidaryti. Jeigu aš neturiu laiko, aš to pasakysiu, bet sakau tiesiog, kad kitoj dienos pusėje jau aš nebeatvažiuosiu, tai ar galėtum pavedžioti, pavaikyti, į levadą išleisti. Tai šitą dabar aš suprantu, kad tai yra labai didelis privalumas ir labai didelė pagalba, nes anksčiau, jeigu tu nori, kad arklys išeitų 2 kartus į dieną, tai kas būdavo, aš turėdavau pati važiuoti 2 kartus į dieną. Arba prašyti. Arba prašyti kažko, bet tai irgi visi žmonės būdavo arba mokinasi, arba dirba, arba turi savo reikalų, o čia tas žmogus yra už tai atsakingas. Tai palengvina daug. Labai. Toks ir ramumas dėl to arklio. Žinai, nuosavas arklys, kas tau jį padėjo išsirinkti? Kaip tau? Tu tiesiog, bam, šitas pirksiu dabar, čia šiandien, rytoj, nežinau. Tai gavosi, kad aš treneriui jau pasakiau, kad laikas yra man savo įsigyti. Ir mes pasivažinėjome truputėlį po skirtingus ir žirgynus ir tam toj pačioj bazėje vis tiek yra didelis pasirinkimas tų arklių. Ir taip kažkaip išpuolė, kad atsirado šitą kumelę. Aš iš tikrųjų konsultavausi ir su pavardėm Lietuvos pavardėm, man padėjo, nes vis tiek, čia yra žmogus, su kuriuo aš naujai pradėjau dirbti ir aš dar nežinau. Pasitikrinti reikia pasitikėjimą. Pasitikėjimą, taip. O Lietuvoje tie žmonės, aš jau iš senų laikų juos pažįstu, jie mane žino ir man tokio kaip ir užtvirtinimo vis tiek reikėjo. Ir tokiu realiai principu aš tą arklį ir nusipirkau. Ir aišku, man buvo labiausiai, kad aš savo kumelę, aš pajutau, kad tai buvo mano. Čia mano tipo, aš žinau, kad reikės daug darbo, bet man tinka. Man yra gerai. Challenge. Ir va tai jinai pas mane ir atsirado. Geras. Tuoj prieisim, kas čia dar. Ir varžybose tu su ta kumelė dalyvavai. Taip. Jau, ir tu ne tik su ta kumelė varžybos, tu dar su svetimais žirgais irgi dalyvavus. Taip. Kaip tau varžybos tos atrodo? Ta prasme, aš suprantu, kad pagal ten FIA taisyklės praktiškai visur maždaug tas pats, bet kuo jos gal išskirtinesnės, ar tos nacionalinės varžybos, kuo kitokios tarptautinės, koks įspūdis bendras, tarkim, mum atvažiavus paprastam mirtingajam. Tai praeitais metais, kai prasidėjo tas visas sezonas, ir gavosi, kad buvo žirginė, kur aš joju, man buvo šokas pamatyti tuos raitelius, kur aš anksčiau per YouTube stebėdavau. Nes čia suvažiuoju visas pasaulis, ne? Kur aš ateinu ir galvoju, jisai čia. Arba aš einu prasijoti arklį ir, jisai joja su manim vienoje aikštėje. Ir kas yra, kad jie yra antiek mandagus, nesvarbu, kas tu toks esi, bet jeigu tu joji toj aikštėje su juo, jisai prieis, pasisveikins, paklaus, kaip tau sekasi, iš kur tu esi. Tai man šitas buvo, tikrai įspūdį padarė didelį. Tada kaip viskas yra apskritai organizuojama. Nes iš tikrųjų viskas yra tikslu, aišku, tų pakeitimų būna, kiekis žmonių, arklių yra milžiniškas. Ir vis tiek, jeigu yra įmanoma daryti ir vidų, ir laukia, vienu metu, atrodo, vyksta 2 skirtingos varžybos. Būna, kad ir vidų, ir laukia vyksta? Taip. Dėl to, kad, tarkim, laukia būna 4-5 žvaigždės, o viduje padaro 2 žvaigždės arba 1 žvaigždė. Ir gaunasi 2 skirtingos varžybos. Tu išeini į lauką, tu matai vieną lygį, nueini į vidų, tu matai kitą lygį. Tai šitas irgi padarė įspūdį. Nacionalinės varžybos, pavyzdžiui, gaunasi, kad vasaros sezonas čia pas mus skaitosi kaip ne sezonas, tai daro nacionalinės.
mes neturim labai daug arenų, kurios yra viduje. Tai realiai viena yra Abu Dabi, kita yra Šarža. Tai vienas savaitgalis vienur, kitas savaitgalis yra kitur. Norinčių žmonių kiekis yra nežmoniškas, kad būdavo 1000 ten virš startų per porą dienų. Ir tai čia jau būdavo tada, kada galėdavom vakare dar ir aikštę panaudoti. Ir prasideda nuo labai ankstaus ryto, pasibaigia labai vėlai vakare. Pradėjo limituoti netgi žmonės, kad ne visi gali patekti į tas varžybas. Tai čia buvo tokie pakalbėjimai, kad galbūt reikia vasaros metu pradėti daryti vieną savaitgalį, bet 2 vietose varžybas, tam, kad kas yra arčiau Abu Dabio važiuotų ten, kas yra arčiau Šaržos važiuotų ten. Bet čia mes kalbam apie pakankamai aukšto lygio tos nacionalinės varžybos. Ar tos nacionalinės varžybos, tai to lygio, kaip Lietuvoje, tarkim, mes darom, tas tokias, kur, tam pačiam Audruvį vyksta, Royal Horse Resort, tokios, kur suvažiuoja vis tik stipresni raiteliai. Ar jau ten nuo pat mažiukų iki tokio pačiu principu vyksta ryte 8 semų, metras, ar kokie aukščiai būna? Ką čia jie šoka patys tie arabai vietiniai, arabai, emiračiai? Čia gaunasi, kad yra tos 3 kategorijos, tai yra D1, D2, D3. Ir tos kategorijos yra pagal aukščius. Tai tie aukščiai realiai, tai žemiausias gaunasi, man atrodo, ten nuo metro iki 1,15 m, paskui nuo 1,20 m iki 30 m ir tada nuo 30 ir aukščiau. Bet jeigu jie nori dar padaryti papildomą, tokį kaip mėgėjam, tai arba vaikam, tai jie padaro tada penktadienį vėlai vakare. Kad va čia yra metras, ir ar ten 80 cm ir paskui metras, ir jūs galite patai prasišokti. Nes kas dar čia vyksta, kad jie daro training show. Vasaros metu tie training show yra rečiau, nes nėra kur juos daryti, o žiemos metu tai yra ten antradienis vienoje bazėje, trečiadienis kitoje bazėje, ketvirtadienis dar kitoje bazėje. Tai visi šitie mėgėjai, kurie nori tik tais pradėti visas tas varžybų konteksto dalykus, tai jie važiuoja tos training show. Tai bet jau kad varžybų, tai reiškia, prasideda nuo to metro, kiek, 10-15? Realiai, kiek aš nacionaliniu buvau, kad ir pati startuočiau, tai buvo 1,15 m ir tada jau 20-25 ir tada 30 ir taip toliau. Tai šiaip tai realiai, jeigu jau tu nacionalinės varžybas startuoji, tai pakankamai tavo tas lygis jau turi būti, jau ten, o tie tai praktiškai tokie kaip vos ne šou klasės skaitosi, kad jūs vaikučiai pasižaisti penktadienį vakare, tada duokit dideliem jau. Tai čia šiaip, toksai visai taip, Bet jie stengiasi sukurti, kad visi kiekvienam lygyje turėtų šansą sustartuoti. Galbūt ne šeštadienį, sekmadienį, bet bus penktadienį, arba važiuok tada į training show. Bet į training show irgi iš tikrųjų labai fainai yra viskas tenais pasiruošta, kad tu jautiesi realiai kaip varžybos. Tai man tas irgi labai patiko. O tada pereinam prie viso to, kad tu sakėjai, atėjai į tą sportą, praktiškai žmogų kažkokį ten stewardesę iš darbo susitikai. Kaip tau, ar galima sakyti, kad žirgų sportas kažkiek padeda kažkokių įdomesnių ryšių susirast, kad realiai tą žirginį sportą tai mėgsta, pripažinkim, tam reikia pakankamai lėšų ir įtakingesni žmonės arba sėkmingesni žmonės. Ar čia yra tas, kad sąveikauja, kad tu susipažįsti su žmonėm tokiais, kur tau galbūt darbe padės, ar tu kažkokiais bendruomenė galų gale, ar atsirado kažkokia papildoma bendruomenė ir atsirado kažkokių ryšių ir kaip apskritai tai paveikė tavo atsiradimas Emiratų jojimo bendruomenė, ar paveikė tavo kasdienybę iš esmės kažkaip, pažinčių, draugų ratą? Atsirado tikrai ir tų pažinčių, ir jau draugų, galėčiau netgi taip įvardinti. Aš gal, kad pačioj pradžioje aš labiau pažinojau tos sportininkus, tai kurie iš to gyvena. Tai iš jų tu galėdavai pasisemti visos tos patirties, žinių, kaip čia viskas vyksta ir veikia. Paskui po truputį jau, kai aš pradėjau ten daugiau laiko praleisti ir startuoti, tai tu pamatai, kas šoka tavo grupėje. Aš vis tiek esu
toj viduriniai grupiai skaitausi, ten yra stipresni mėgėjai, bet jau tu tada eini žiūrėti maršrutą, po biškį pradedi kalbėtis, ar ten tribūnoje pasikalbi. Šeikas koks nors ateina. Šeikai jau yra kitam lygyje, bet ta prasme ir su jais tu čia susipažįsi. Tai yra normalu, kad ir mūsų žirgyne mes turime porą šeikų, kur tu su jais joji ir jie yra tokie patys raiteliai kaip ir visi kiti. Bet grįžtant prie tų pažinčių ir mėgėjų, kad pradedam kalbėtis, tu išsiaiškini, kokioj tu ten srity dirbi, kada tu pradėjai joti, iš kur tu esi. Tai mes dabar turim netgi aviacijos hebra. Žirgynė? Taip. Aš esu gal vienintelė skraidantį. Yra dar vienas irgi, iš tikrųjų, kuris skraido ir mano kompanijoje jisai yra, bet jisai pasirodo arklidyje rečiau. O yra kiti, kurie tiesiog dirba aviacijoje arba ofise, arba kažkada labai senais laikais kaip cabin crew skraidė, dabar tiesiog visą managementą daro. Ir kartais būna taip labai smagu, mes ateiname ir, tai kaip tau šiandien skrydį, žiūrėk, čia mano kompanijoje įvyko tas, čia tas, gal tu žinai, iš kur čia galima lėktuvą išsinuomoti, gal žinai kokį nors maintenance kompaniją ir mes tuo dalinamės. Yra ir kitų, kur dirba kitose srityse, bet tau yra įdomu irgi pabendrauti su jais, nes iš tikrųjų labai išsimokslinę ir daug žinių turintis žmonės. Ir iš to visas tas atsirado, kad gal einam vakarienės, gal kai važiuojame varžybas, kuriame viešbutyje gyvensi, tada jeigu tenais visi gyvena, tai gal einam pavyzdžiui pasurfinti, arba važiuojam gal prie jūros, arba pasidarom kokią ekskursiją, arba gal nori pahaikinti. Ta bendruomenė, tu susikuri savo ratą. Ir tu paskui su jais irgi planuojasi laiką. Tai dėl to yra tikrai labai smagu. Tai realiai, tai tas labai daug žodžių vartoju realiai. Pats iš mano pačios patirties, man atrodo, kad nesvarbu iš kokios srities žmogus atėjęs, kažkaip žirgai, žinai, suveda prie vieno, visą laiką prie bendros temos ir kad nesvarbu religija, čia faktas jau, nesvarbu užimamos pareigos, žinai, kad kartais tokiam darbe bendraujant, tai būtų tokia kaip hierarchinis dalykas, žinai, kad kažkoks ten direktorius nebūtinai su tavim kaip lygiavertė šnekės, jeigu tu ten esi kokia nors projektų vadovė ir panašiai. Bet čia visokie tikrai yra savo profesijų atstovai. Gerai, aišku, visi profesionalų žmonės, bet matau, kad atveju susieina į vieną temą ir visus mus vienyje žirgai ir tu realiai pasidarai draugų vien tik per juos, ne? Tos patirtys ir tas bendrumas žirginio sporto bendruomenės jisai kažkokio stebuklą daro, kad realiai suburia visokių žmonių ratą ir tu jautiesi kaip savas, ne? Taip. Savo aplinkoje. Ir mes netgi turime savo tokius kaip vidinius pajokavimus, kad, Marija, tai kaip tu čia dabar vėluoji, tu visai, kad važiuoji tokiu metu iš žirgyną, atsiprašau, man reikėjo skristi, taigi taip, kai kada kažkas eina į darbą, arba ten, kodėl tu šiandien taip vėlai atvažiavai, neturėtum sėdėti ofise, šiandien nusprendžiau pasidaryti išeiginę. Toksai net, mes žinom, ką mes veikiam už žirgyno ribų ir mes ir pajokaujam iš to ir paskui vis tiek galutinė tema yra arkliai. Tai va. Taip. Jūs atvarot ponai, tarkim, atvaro ir ponų, ne? Bet arklius vedžioja visi kaip lygus, arklius glosto visi kaip lygus, maudo irgi, jeigu nori visi ir tada visiems viskas, aišku, visi susižemina. Man atrodo, tas žirgų sporto, tas visas apskritai tom arklio meilė kažkoks dalykas yra, kur įžemina, jis prabangus yra, bet jis įžemina, priverčia biškį susidurti, čia yra biškį purvo, čia yra kažko gražaus ir rezume esame visi žmonės, jie yra gyvūnai, mes turime jais rūpintis ir kad visiems būtų gerai. Taip, tikrai. Jo, yra dar kažkas, pavyzdžiui, ką mes galėtumėm perduoti Lietuvos raiteliam, kad, pavyzdžiui, jie išdrįstų atvažiuoti čia. Arba kažkokį linkėjimą, ką tu norėtum perduoti dabar šitai visai plačiai visuomeniai, kuri mus žiūri jau gal beveik valandą laiko. Aš manau, kad mes Lietuvoje tikrai turim stiprius raitelius ir tikrai turim gerų arklių ir kad čia jie turėtų irgi ką parodyti, kad juos čia pastebėtų. Nes dauguma raitelių, kiek aš matau, vis tiek bazuojasi Europos teritorijoje. Čia suvažiuoja ir daugiau negu Europą.
čia tikrai yra tų galimybių, kad pavyzdžiui, jeigu pastebi, kad tu esi stipresnis raitelis ir tu dar sugebi ištransliuoti, kaip reikia joti, tu galbūt gali tapti čia labai puikus treneris. Ne tai, kad tu čia visą ką bazuotumėsi, bet aš irgi sužinojau apie tokius dalykus, anksčiau to niekad nežinodavau, kad online treniruojasi. Tikrai aš turiu kelis draugus, kurie yra labai stiprus treneriai, bet jie bazuojasi čia, bet jie vis tiek treniruoja žmonės Olandijoje, Vokietijoje, Belgijoje ir taip toliau. Tai šitų principų aš manau, kad lietuviai čia irgi galėtų pasižymėti. Arklių pardavimas lygiai taip pat. Taip, mes čia turime tų savo arklių, dauguma iš jų atkeliavę iš Europos, bet reikia vis tiek kažko naujo. Kodėl, pavyzdžiui, visi net tie patys emiračiai vasaros sezono važiuoja į Europą? Tam, kad varžybos, pamatyti dar biškį kažkokį tai naują treniravimo būdą ar arklių, dar ko nors. Tai tiesiog žiemos metu viskas įvyktų atvirkščiai, kad Europa atvažiuoja čia ir visą taip daro. Tai manau, kad lietuviam tiesiog laikas čia atvažiuoti. Laikas. Tuo ir baigiam šitą mūsų nuostabų pokalbį tiesiogiai iš Dubajaus. Mėlyjeji, čia buvo Marija Vaičiulionytė, Emirates pilot. Ir aš, Gerda Žibudaitė, su visais geriausiais linkėjimais. Ate. Iki.